2016 metų Baltic Amadeus taurė antros dienos pirmose rungtynėse susitinka baltomis kepuraitėmis Lietuvos rinktinė, mėlynomis kepuraitėmis Baltarusijos antroji rinktinė Minskas. Rungtynėms teisėjauja nacionalinės kategorijos teisėjai Anatolijus Astajavičius, Audrius Šeškus. Labas rytas, TV3 Play žiūrovai, sveikiname su jumis iš Lazdynų laisvalaikio centro. Čia ir toliau tęsiasi Baltic Amadeus taurės turnyras. Antroji jo diena nuo pat ankstyvo ryto. Komandos pradeda grumtis toliau dėl taškų ir pirmoji kova, kurią pamatysime, Lietuvos komanda prieš Baltarusijos antrą ekipą. Na ir šias rungtynes kartu su manimi stebės Lietuvos vandensvydžio federacijos generalinis sekretorius Rolandas Vizgirdas. Sveiki, Rolandai. Labą dieną. Na, Rolandai, stebėjot vakar visas rungtynes, matėt jau visas ekipas. Gal trumpai apibendrinkite, kurios paliko galbūt didžiausią įspūdį, kurios mažesnė apskritai, kaip atrodė ta pati Baltarusio antra ekipa. Baltarusio antra ekipa vakar žaidė su Lenkijos pirmą komandą ir pražaidė 9-3, 3-9 pralošė Lenkam. Na, o Baltarusijos pirmoji komanda 3-17, 17-3 išlošė pas Škotiją. Nu, tai dabar jau ryškėja taip, kad komanda ir Lenkai, ir Baltarusiai kita komanda reiškia, negu šiandien. Jie žaidžia žymiai geriau, jie pasiekė abi dvi pergalės, ten matėsi jų lyderiai. Nu, ir manau, kad rungtynės rydienos ir porydienos bus turbūt pačios įdomiausias ir pačios įtempiausias. Na, taip pat galima priminti, kad šiandien Lietuvos rinktinė žais dviejas rungtynes, tai yra pirmosios prasidės visai netrukus, antrosios 15:30. Kiek vėliau ten lietuviai pabaigs šios dienos kovas, iš viso 6 rungtynės šiandien, na ir ryt ir poryt taip pat dar vienerios rungtynės, na čia duodamas šių rungtynių startas Baltarusijai ima kamuolį ir vėlgi trumpa informacija apie Baltarusijos antrąją rinktinę. Metais arba dviem jaunesni yra Baltarusijos antrosios rinktinės žaidėjai. Iš principo Baltarusija atsivežė dvi komandas, tai yra ta komanda, kuri atitinka visų čia rungtyniaujančių komandų amžių ir vienais metais jaunesnė komanda. Nu, vakar reikia pažymėti mūsų žaidėjus, kurie geriausiai žaidė. Tai lyderiu tapo alytiškis Pijus Vadvilavičius, kuris pelnė 5 įvarčius. Nuo jo vienu įvarčiu atsiliko Maksimas Makarovas, kuris pelnė 4 įvarčius. Nu, čia Domas Vasiliūnas pelno pirmą įvartį. Ir vakar Domas pelnė 1 įvartį. Tai vakar jau išryškėjo, kad komandos lyderiu tapo Pijus Vadvilavičius ir jam pulkiai talkina Maksimas
Makarovas. Pelno pirmą įvartį Lietuvos rinktinė baltomis kepuraitėmis šiandien žaidžia lietuviai, na ir jų varžovai Baltarusiai, mėlynos kepuraitės, dar viena jų ataka. Rungtynėms teisėjauja nacionalinės kategorijos arbitrai iš Vilniaus Audrius Šečkus ir Anatolijus Asajevičius. Jie kaip ir vakar teisėjavo rungtynės sėkmingai. Vakar turbūt buvo pati sunkiausia diena iš šių dviejų. Nu, čia dar vienas šansas pelnyti įvartį. Šiandien varžovai nėra tokie stiprus kaip vakar. Ir popietinėse varžybose bene turbūt outsideriai šio turnyro bus Škotijos komanda. Tai nemanau, kad turėtų būti kokia tai didelė įtampa. Visos varžybos prasidės įtempimas pats šeštadienį, na ir sekmadienį. Na, iš esmės galime rezimuoti, kad jei šiandien bus iškovotos 2 pergalės, tuomet ko gero, na ir tos favoritų komandos taip pat bus iškovojusios visas pergalės ir būtent kaip ir minėjo Rolandas, tuomet savaitgalis spręsis, kurios iš tų ekipų užims prizinės vietas. Čia puikus šansas ir Adomas Vasiliūnas dar kartą siunčia kamuolį į vartus. Prieš tai turėjo gerą progą ir Maksimas Makarovas, tuomet jos išnaudoti nepavyko. Dabar gera Lietuvos vandensvindininkų pradžia 2-0. Ir vos ne visi žaidėjai keičiasi. Ko gero visi, tik vartininkas lieka tas pats Baltarusijos ekipoje. Na, iš vakar dienos Lietuvos rungtynių galime prisiminti be abejo ir Povilą Reinutą, mūsų vartininką, kuris tikrai turėjo neblogas rungtynės. Svarbi figūra buvo, jose atrėmė nemažai pavojingų metimų. Taip, tai skaitykim, pusė komandos buvo visai, kita pusė buvo mūsų dabartiniai po vakar dienos lyderiai. Alytiškis ir Vilnietis, kurie traukė visą komandą ir sugebėjom pasiekti norimą rezultatą. Nu, čia Makarovas artėja užtikrintai prie vartų. Ir pabandė štai taip įveikti varžovą. Nu, čia tokie elementai daugiau tinklinio turi būti techniškai atliktas išėjimas 1-1 su vartininku žymiai kitaip, bet užspaustas 2 varžovų pasirinko tokį variantą, kuris perdavė tiesiog kamuolį vartininkui. Na, prisiminkime, kėlinio pradžioje buvo epizodas, kuomet Makarovas buvo atsidūręs 1 prieš metus, ten bandė sužaisti galbūt sėkmingiau ir tuomet tas bandymas baigėsi tom, kad varžovas spėjo prišokti ir sutrukdyti. Dabar buvo pasirinktas toks variantas irgi nesėkmingas. Sižais. Matyt, jau dabar jau taip gynyboje, jeigu lyginsim su vakar dienos rungtynėm, tai čia tokių didelių problemų kaip vakar dienos rungtynėse nėra, kadangi leidžiama bus mušti ir iš toli. Nėra tokie pajėgus ir stiprus yra Baltarusiai šitos komandos ir bandysim atakuoti kontratakom. Tokios įtampos nesimato komandai. Skaitykim, kad šį dieną bus labai gera repeticija susižaidimų ir treniruotė tiesiog tokia šeštadienį ir sekmadienį rungtynių. Prisiminkime dar keletą epizodų. Makarovas prieš tai matytas gana lengvai pergudrojo savo varžovus. Nepavyksta tik tai užbaigti atakų, tačiau gana lengvai įveikė varžovų gynybą, sukuria tas progas. Taip pat geras svarbus faktorius tam, kad jisai pajaustų savo žaidimą, jaustųsi užtikrintas prieš svarbiausias kovas ryt ir poryt. Čia vėl puikiai. Povilas Reinutas primena vakar dienos pasirodymą. Jo tolimas perdavimas į priekį. Šansas pelnyti trečią įvartį. Makarovas artėja prie vartų. Čia jau dėkingesnė padėtis. Ir tikslus metimas. Bet vis tik tai pasimetimas nuo vienos rankos ant kitos. Šitas elementas dabar pavyko, tačiau yra žymiai geresnių sprendimų. Matomai dar trūksta patirties žaidybinės. 3-0 Lietuvos rinktinė priekyje sužaidus pusę pirmojo kėlinuko. Baltarusijos rinktinė kol kas įvarčių nepelnė ir, na, ko gero tenka pripažinti, kad ir tų pavojingų situacijų buvo labai nedaug. Galimybių pelnyti įvarčius nebuvo. Galbūt dabar metimas tiesiai Povilą Reinutą.
Povilas po vakar dienos varžybų jaučiasi šiandien jau toks pakylėtas ir žaidžiant su truputį jaunesniais. Nu, čia puikiai Lietuvos ataka, metimas ir vartų konstrukcija. Vartų konstrukcija gelbsti baltarusius. Tačiau pati ataka buvo graži. Rastas ten laisvas Lukas Baliulevičius. Dar vienas bandymas, šį kartą jau iš toliau. Netiksliai. Gintaras Daniūnas atliko metimą. Na, kol kas užtikrinta pradžia 3-0. Didesnių grėsmių prie savo vartų nėra ir štai dabar, tarsi išgirdė Malažis, baltarusiai pelno pirmąjį įvartį. Tiksliai vartus atakoja Danslavas Lementovičius. Gal reiktų paminėti ir mūsų visus komandos žaidėjus, kurie taip žais ir keisisi. Tai, kaip jau minėjote, Povilas Rainotas, vartininkas, alytiškis Lukas Baliulevičius, Kauno plaukimo mokyklos auklės Martynas Acus, Samuelis Marčiukaitis, 4 numeris Vilniaus sporto centras, Adomas Vasiliūnas, Vilniaus sporto centras, Lukas Zėnius, Elektrėnų sporto centras, Airidas Burokas, Kauno plaukimo mokykla, Naurinas Šičkus, Alytaus sporto centras, Maksim Makarov, Vilniaus miesto sporto centras, Gintaras Daniūnas, Kauno plaukimo mokykla, Rokas Tankievičius, Elektrėnų sporto centras, Augustinas Žemaitis, Vilniaus miesto centras ir 13 numeris Skaidris Narkevičius, Vilniaus miesto sporto centras. Čia lietuviai turi vieno žaidėjo persvarą. O dabar labai gera proga parepetuoti zoninį žaidimą. Bet kaip tai nesusistabilizavo. Ir štai toks sprendimas. Na ir vėl trūksta tikslumo. Šiek tiek primena vakar dieną. Trūksta tikslumo, dar technika šlubuoja. Rezultatas lieka nepakitęs, 3-1. Jau šiandien treneris Nerijus Popurėlis duos daugiau pasireikšti atsarginių suolelio žaidėjam, nepagrindiniam sąstatui vėliau, kai jau bus rezultatas didesnis išleis. Gal ir pamatysime Skaidrį Narkevičių. Na, apskritai, šiuo klausimu, ko gero, dėkinga diena Lietuvos vandensvydininkams. 2 rungtynės, 2 varžovai ir abu įveikiami ir, sakykime, pakankamai turėtų komfortiškai jaustis lietuviai, jausdami, kad yra stipresni savo varžovus. Ko gero, būtų visai kitaip, jei per vieną dieną tektų žaisti su Baltarusijos ir Lenkijos pagrindiniam komandom, tuomet būtų labai galėtų tik tai keikti tvarkaraštį. Dabargi situacija tikrai nebloga ir, kaip ir minėjo Rolandas, yra galimybė išleisti ir mažiau rungtyniaujančius komandos narius, yra galimybė leisti pailsėti lyderiams. Netikslus baltarusių metimas, paskutinė pirmojo kėlinuko minutė. Ir Makarovas, šansas jam, 1 prieš vartus, 1 prieš vartininką Artūrą Tiukajevą. Ir perguduriauja jis savo varžovą, 4-1. Na, kuo greičiau Lietuvos rinktinė susikraus ryškią persvarą, be abejo, tuo laisviau jausiuosi ir tuo daugiau lyderiai galės ilsėtis. Jau dabar aikštelėje matome naujus veidus. Žemaitį matome 12 numerį. Jau antras sąstatas, skaitykim, žaidėjai, kurie dabar galės pasireikšti. Na, čia pavojingai metamas kamuolys prie vartų, tačiau nepavyksta Baltarusijai tinkamai jo pagauti. Prieš šias varžybas buvo stovykla, buvo susirinkę apie 18 jaunuolių, kurie varžėsi dėl vietos rinktinėje.
Iš jų buvo atrinkta stipriausi 13 žaidėjų. Kaip minėjau, vilniečiai, kauniečiai, elektrėniškiai, alytiškiai. Visi sudaro mūsų šią rinktinę. 13 žmonių. Ir manau, šiais metais vyksim į Europos Šiaurės ir Baltijos jūros šalių čempionatą Suomijoje, kuris vyks lapkričio 25-27 dienomis Turku mieste. Tenais susitiksime 2 amžiaus grupėm. O šitie vyresni reiškia vadinami ir dar jaunesni bus, treniruojami Rimvydo Šimansko. 2 rinktinėm važiuojam, 2 amžiaus grupėm. Pernai metais abi amžiaus grupės laimėjo pirmasias vietas Švedijoje vykusiame čempionate. Šiemet irgi be abejo sieks apginti savo titulą, ten susitiks su Danijos, Suomijos, Švedijos rinktinėmis. Na, čia buvo paprašyta minutės pertraukėlė, lieka 8 sekundės iki kėlinio pabaigos ir Lietuvos rinktinės treneriai tikisi, kad tas 8 sekundės pavyks išnaudoti produktyviai. Laiko yra, galima pelnyti įvartį, bet reikia uždirbti laisvą. Ir dabar beliks tik tai smūgis į vartus. Metimas ir šį kartą jau Artūras Tiukajevas vietą ir laiku nutraukė šį išpuolį baigęs. Pirmasis kėlinukas 4-1, po jo priekyje Lietuvos vandensvininkai. Kągi, baigėsi minutės pertraukėlė tarp pirmojo ir antrojo kėlinuko. 4-1 po pirmojo priekį Lietuvos vandensvininkai gana užtikrintai uždėta pirmąjį kėlinį, greitai įsiveržė į priekį, susikrovė saugią persvarą ir dabar gali jaustis kiek ramiau. Na, Baltarusijos jaunieji vandensvininkai, kaip minėjau, šiek tiek jaunesni jie yra už kitus sportininkus šiame Baltika Modėjus taurės turnyre. Kol kas Baltarusijos sportininkams pirmajame kėlinyje ypatingai nesisekė, visų labo vienas tikrus metimas. Ir vėl stringa Baltarusijos ataka, 10 sekundžių lieka iki jos pabaigos. Mūsiškai gynasi iš arti labai ir labai sunku Baltarusijos ką nors padaryti, jie bus priversti suklysti. Taip ir atsitiko. Na, čia jau skuba į priekį Vasiliūnas. Turi kiekybinę persvarą Lietuvos vandensvininkai, perdavimas į kraštą. Baliulevičius, jo metimas nebuvo. Taip, nebuvo. Toks teisėjo gestas, nekirto kamuolys. Tam, kad būtų skaitytas įvartis, kamuolys visas turi pereiti už vartų linijos, kuri randasi šalia skelsinio, kaip matom. Kai visas kamuolys kerta už skelsinio
visas pilnas kamuolys, tada teisėjas gali tik užskaityti įvartį. Čia puikiai buvo atakos pradžia, gražiai čia žaidžia Lietuvos vandensvininkai. Švilpukas. Kiekybė neperskot lietuviai turi. Gražiai čia sužaidė. Ir labai neatsakingas metimas, Gražiai buvo mintis, gerai sugalvota. Lukas Balevičius gavo kamuolį atgal ir čia jau per didelis įsitikinimas žaidėjo, kad jis įmuš ir jisai tiesiog taip kamuolį nustumė nuo savęs, lyg ir būtų 100% įvės. Tik dažniausiai būna, kad nepataikė. Na, toks per daug turbūt įstikinęs buvo Taip. savo jėgomis. Tai turi būti perdavimas. Na, Lietuvos komanda jau ne pirmą kartą rezgia gražias atakas. Dabar jau Asusas priekyje ir tikslus kametimas. Martynas, Kauno plaukimo mokyklos Artūro Šimansko auklėtinis šiandien pasireiškia, pelno įvartį. Yra proga tiem žaidėjam pelnyti įvarčius. Rezultatas tai daryti leidžia, keis sąstatus, ieškoti optimalesnių variantų, repetuoti gynyboje. Baltarusiam gera nauda jaunimui, sporto mokyklos, pažaisti Lietuvoje, tai čia, kaip mes anksčiau savo laikų važinėdavom, tai būdavo užsienio kelionė, labai didelis skatinimas, kaip jiem į Lietuvą taip pat. Užsienio kelionė, gaila, kad čia tik problema yra visiems. Jie važiuoja savais autobusais, dvi komandos vienam autobuse. Ilgą laiką praleidžia ant sienų, nes mūsų nesuderintas dar tas sienų klausimas su Baltarusiais. Į praeitas varžybas pas mus atvykę sportininkai, kurie vyko per Baltarusijos sieną, net 6 valandas laukia iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuoti. Na, gaila, kad politika trukdo sportui, nieko nepadarysi. Taip jau yra. Nors, kaip ir minėjo Rolandas, tos problemos galėtų būti išspręstos. Čia Baltarusių išpuolis. Vienintelė išspręsta problema yra vizų klausimas, kad vizos sportininkam yra nemokamos. Stringa Baltarusių puolimas, kartais net atrodo, susidaro toks vaizdas, kad jie nežino, ką daryti. Jiem nieks neleidžia to daryti, kadangi labai šarti dengia. Ir jiem mažesni truputį yra ir nesugeba apžaisti. Masės trūksta. Tenka pripažinti, kad tas amžiaus skirtumas tikrai daro įtaką. Lietuviai yra fiziškai stipresni. Turi, be jokios abejonės, turi pranašumą. Bet jie disciplinuotai grįžta į gynybą. Baltarusių plaukimo ištvermės jiem netrūksta. Trūksta tik masės ir žaidybinės praktikos daugiau. Na, čia Makarovas, oportunistinis metimas iš labai tolimos distancijos. Ir dengiant gynėjui. Natūralu, kad toks metimas tikslo nepasiekė. Ir pusę antrojo kėlinio sužaista 5-1 Lietuvos rinktinė priekyje. Minutinės pertraukėlės prašo Lietuvos komandos treneris. Na, ir kaip minėjom, pusę kėlinio jau sužaista 5-1. Ir kol kas užtikrintai žaidžia Lietuvos vandensvininkai. Prisiminkime ir tą krūvą epizodą, kuomet galėjo pelnyti įvarčius, tačiau nepelnė. Jeigu būtų kiek didesnis susikaupimas, o ko gero žaidžiant su stipresniu varžovais tikrai būtų. Jau turėtume 10 įvarčių. Taip, tuomet tikrai būtų šios rungtynės rezultatyvesnės. Kitas dalykas, stipresnis varžovas be abejo tokių progų, ko gero, ir neleistų susikurti. Be abejo. Na, kalbant apie mūsų bendrą geografiją, tai mano jaunystės laikais, čia jau skaitykime, prieš pusę amžiaus buvo komanda Panevėžy gera, netgi buvo Lietuvos čempionais jaunių, Šiaulių komanda, Klaipėdos komanda. Moksleivių spartakiadose net Kaišiadorys įstatydavo komandą. Žymiai buvo daugiau konkurencijos. Tiesa, nebuvo Alytaus ir nebuvo Elektrėnų.
Bet va, tų miestų nebuvimas, nors yra ir baseiniukas, ir Panevėžy, ir Šiauliuose, ir mes bandėm atkurti tą vandensvydį tose šitose, bet labai trūksta specialistų, trenerių, kurie dirbtų tose miestuose. Nes per ilgą laikotarpį, kai nežaidė Panevėžys ir Šiauliai, susidarė žmonių, kurie baigsta aukštą mokslą ir norėtų dirbti gimtą miestą. Tai tokių problemų turim su treneriais, ypač dabar, kai ateis laikas, galų gale po 4 metų, jau tikrai išvysime baseiną Uostamiestį, kuris turėjo labai geras tradicijas ir dabar turi jie sporto klubo, veteranai renkasi, žada padėti, kas pradžioj ir treneriais, ir materialiai, yra verslininkų, gan garsių. Bet vis tikimės, kaip ir Vilniui tikimės, ir per mano visą darbą nepriklausomybės laikotarpiu, o aš jau iš viso 37 metai esu generalinis sekretorius Vandensvydžio federacijos, niekas nepagerėjo. Ir nebuvo pastatytas ne vienas tinkantis mums baseinas, o apie sostinę tai jau bendrai reikia nutylėti. Apsikeitė ekipos 2 gražiomis atakomis. Pradžiai Viktoras Podrezenko sušvelnino rezultatą. Tuomet jau Maksimas Makarovas atsakė labai gražių metimų, kurį matėme visai nesenai. Ir rezultatas 6-2. Rusijos treneriai, sporto mokykla labai aktyviai dalyvauja visose mūsų varžybose ir suaugusių čempionate. Mes dalyvaujam pas juos, mūsų komanda 10 lapkričio išvyksta į Minską, kur vyks 3. turas, o mes jau esame užsitikrinę vietą finalinėse varžybose. Dabar tik tai belieka išsiaiškinti, dėl kurios vietos mes žaisim. Mes dabar žaidžia 4 komandos, kas užims 1, 2 vietas, tas žais vadinamam superfinalę dėl 1 vietos, 3, 4 dėl šito. Lietuviai labai pretenduoja į prizinės vietas, nori pasiekti gero rezultato. Viską Baltarusijos labai stiprios komandos, klubinės, o mūsų žaidžia rinktinė. Mūsų rinktinė ruošiasi, jau pradėta, skaitykim, ruoštis sekančių metų Europos čempionatui. Ir tai yra vienas iš etapų, dalyvavimas Baltarusijos čempionate, vienas iš etapų pasiruošimo dalyvavimo Europos čempionate. Prieš tai matėme Aleksandras Supranovičius pelnė tolimą įvartį. Ir šiame kėlinuke Baltarusiai neatsilieka. Ypatingai nuo Lietuvos rinktinės lygus kėlinys. Be abejo, ir Lietuvos rinktinėje žaidžia. Kaip minėjome, vandentininkai, kurie galbūt rungtyniauja įprastai mažiau ir nėra visų lyderių baseine. Lietuvių išpuolis lieka kiek mažiau nei 2 minutės iki kėlinio pabaigos. Dešimt sekundžių iki atakos pabaigos. Neprireikė to, metimas atliekamas dabar. Gintaras Daniūnas. Kad tie žaidėjai, kurie nepakliuvo į rinktinę ar dėl vienokio priežasčių negalėjo atvykti šias varžybas, jie gali ir turi galimybę pasižiūrėti varžybų įrašą, kuris yra įkeltas jau į mūsų portalą ir pamažiūrėti, kaip žaidžia jų kolegos. Pasidžiaugti vakarykštę pergalę. Nebuvo ten lengva, prisiminkime, tas rungtynės tikrai nebuvo lengva. Vis tik tai pavyko įveikti Lenkijos antrąją komandą. Šiandien žaidžiame su Baltarusijos antrąja ekipa.
Perdavimas toli į priekį, kas greičiau. Ir lietuviai. Pelno įvartį Laurynas Šičkus. Labai geras perdavimas. Išvedęs į patogią metimų poziciją. Laurynas, trenerių Artūro ir Tomo, tėvo ir sūnaus auklėtinis. Labai perspektyvus žaidėjas, jis jau pasireiškia per vaikų čempionatą, per jaunučių varžybas. Nu, čia problemas su vartais. Koordinacija vartų nesutriko, nes takeliai, telkelių įtempimas netitiko matyti truputį visų techniškai ir vartai persiverčia į kitą pusę. Jie turi būti tos dvi juostos, kurios laiko vartus, jos turi būti stabiliai pritvirtintos prie senelių. Panašu, kad viena iš juostų atsilaisvino, taip ir yra. Nu, čia su tais vartais tai irgi buvo visa istorija. Mes galėjom nusipirkti už tokią kainą vartus, kurie mes mokėjom. Pasirinko sporto mokyklą vartus Lietuvos gamybos, tai čia man sukėlė didelį juoką ir paskui sakau, nu negali būti. O po to, kai jau jos atvežė, kaina pasirodė jų tokia, kaip ir kainuoja geriausi tarptautiniai vartai, vos ne olimpiniai. Tai už tai jų kokybė ir nėra tokia gera ir prie jų turi būti ir takai standartiniai, viskas. Nu, bet kaip pas mus visada bando užsakymus gauti firmos, kaip ir atsitiko šį kartą ir miestas pražiopsojo Vandensvedžio sporto mokyklos aprūpinimą gerų inventorių už tą pačią kainą. Ir čia atsako Baltarusiai tikslių metimų. 7-4 ir lieka kiek mažiau nei pusę minutės iki kėlinio pabaigos. Tai reiškia, ko gero, kad minutės pertraukėlės gali paprašyti Lietuvos. Atstovai taip ir daro paskutinę ataką. Tam, kad galėtų apsitarti, kaip sureiks paskutinį išpuolį, nepalikti be abejo varžovams laiko. Įmušti įvartį prieš pat finalinę sireną ir gerai nuotaikai keliauti į didžiąją pertrauką. 7-4, kol kas pakankamai užtikrinta ta persvara. Žaidžia antras sąstatas, kaip atsarginė pavadinkim, pagrindiniai, visi jie neblogai žaidžia. Aišku, lyderiai turi galimybę atsikvėpti. Na ir kitas dalykas, kuris yra svarbus, tie atsarginiai neleidžia priartėti Baltarusijos antrai komandai, tad viskas kaip ir neblogai. Tiksi laikas, lieka 20 sekundžių. Ir Makarovas. Dabar bus pašalinimas iš aikštės Baltarusijos žaidėja. Turėtų būti staigus perdavimas atgal, bet paskui dabar bus smūgis. Visiškai netikslus, bet teisėjas pamatė, kad vis tik tai truputį kliūdė vartininkas ranka, atmušė kamuolį ir mūsiškai turi galimybę dar beveik 13 sekundžių atakai. Čia yra nemažai laiko. Išmest kampinį. Pilna, graži gali būti ataka. Laisvas žaidėjas, bet jau jį pražiopso. 13 sekundžių likę, reiktų ko gero galvoti apie metimą. Ir taip ir yra. Rikošeto kamuolys vis tik išskrieja. Lukas Zienius, tikslus jo metimas. Vakar pavyko susisiekti su Elektrėnų sporto centro direktoriaus pavaduotojumi Audriumi ir mes paklausėm, ar kurios pirmasias varžybas. Tai įdomi situacija. Tikslus metimas, tolimas metimas. Viktoras Podrezenko. Čia jau truputį atsipalaidavimas ir vartininko. Na, ko gero nelaukia tiesiog tokio metimo. Viską puikiai matė. Ir metimo momentą, ir kur skrieja kamuolys, ir laiko sureagavimui turėjo. Tiesiog kažkur kitur turbūt buvo jo liaudiškai šnekant išėjęs
vartininkas. Taip laimimos ir olimpiados. Na, nieko Porą nepadarysi. sekundžių. Nieko nepadarysi. 8-5 po pirmųjų 2 kėlinių, dabar 5 minučių pertrauka ir po to grįšime ir pratęsime šias rungtynes. partijos.
Kągi baigėsi pertrauka tarp pirmųjų dviejų šių rungtynių dalių. Po pirmosios Lietuvos vandensvydžininkai laimi prieš Baltarusijos antrą komandą 8-5, primenant, tai yra Baltika Mudėjus taurės turnyro rungtynės. Ir pirmasias rungtynės vakar Lietuvos vandensvydžininkai laimėjo prieš Lenkijos antrąją komandą. Šiandien neblogai sekas rungtyniaujant su Baltarusiais. Dar kiek vėliau, 15:30, Lietuvos vandensvydžininkai susitiks ir su Škotijos komanda. Na, savaitgalį laukia mūšiai su Baltarusijos pirmąja ir Lenkijos pirmąja komanda. Tai noriu užbaigti mintį dėl Elektrėnų, tai žadama ir šiandien bus atsakyta, ar tikrai lapkričio jau į antrą pusę bus baigtas remontuoti baseinas Elektrėnuose. Čia mūsų viltis sekančių metų Europos čempionatui ruošiantis. Vasara nėra kur. Jeigu Elektrėnai galės dirbti vasarą ir organizuosimės ten stovyklas, tai mūsų pasiruošimas gali būti neblogas. Nes visi kiti baseinai ir šitas visi uždaromi yra. Ir čia didelė problema. Vasaros baseino neturi. Tai jeigu elektriniškai atsiremontuos ir bus pajėgus dirbti ištisai visus metus, tai bus susigelbėjimas visam Lietuvos vandensvydžiui. Na, reikia tikėtis, kad bus tos galimybės, kad atsiras galbūt ir politinės valios įrengti Lietuvoje daugiau baseinų apskritai. Ne tik galbūt vandensvydžiui, tačiau apskritai pačių baseinų trūkumas tikrai jaučiamas, kad žmonės galėtų sportuoti vandenį, o jau ką ten norės sportuoti, galės pasirinkti patys. Bet kokiu atveju baseinų trūkumas yra jaučiamas. Metimas netikslus ir nespėja ten prie kamulio pirmasis Lietuvos žaidėjas Emanuelis Marčiukaitis, kuris būtų buvęs vienas prieš vartus, tikrai būtų pataisęs tą metimą ir nukreipęs į vartus. Dabar Lukas bandė iš tolimų smūgių, bet smūgis buvo neparuoštas, rankas palaiduota ir tikslas nepasiektas. Čia perimtas kamuolys vėlgi pas jaunesnį varžovą, techniškai gražiausių žaidimų Mūsiškis gynyboje. Ir dabar toks pasyvus puolimas ir paskui likus keletai sekundžių smūgis į vartus. Nėra to aktyvumo kaip vakar. Čia turbūt bus dar laisvas metimas. Laikas eina. Įžaidintis centrinis atplaukia į kraštą, apeina gražių judesių. Iš aikštės bus pašalintas Baltarusijos puolėjas, žaidėginėjas. Ir dabar kiekybinė persvarka, kitam sastate Lietuvos rinktinė bandys. Be abejo, kas svarbiausia, tai ta bauda leido vėl pradėti savo ataką, tad tą persvarą galima bus išnaudoti. Esant pašalinimui varžovo, laikas prasideda skaičiuojamas iš naujo. 20 sekundžių turime kiekybinę persvarą. Na, čia Makarovas gal kiek ir persistengė. Turim kiekybinę persvarą, tai nėra ta pozicija, iš kurios reiktų atakuoti. Jau labiau, kad ir laikas dar netiksėjo prie pabaigos. Dabar jau Baltarusija žaidžia pilnam sastate. Štai smūgis. Ir čia tvarko visus reikalus Lukas Baliulevičius. 9-5 Lietuvos rinktinė vėl kiek priekyje. Vėl didina persvarą. Iš 3 bandymų vienos atakos, vienas laikui pasisekė pelnyti įvartį. Sunku šiandien vertinti meistriškumą ir viską, kadangi nėra sunkios rungtynės. Tai viskas tas persiverčia į atsipalaidavimą žaidėjų, kurie žino, kad vis tiek pasieks pergalę, gali padidinti apsukas, viską, tai už tai ir tie smūgiai tokie nekoncentruoti, ir tas noras žaisti, įsidėgymas yra visiškai kito pobūdžio. Na, o tiem Baltarusiams, ko gero, sudėtingas varžovas yra Lietuvos rinktinė, kaip minėjome, metais arba 2 vyresni. Taip pat matome, kad ir techniškai geriau pasiruošę, tad jiem tai be jokios abejonės didžiulė patirtis ir geros pamokos. Jie vakar žaisdami praleido 17 įvarčių, įmušė tik 3. Šiandien jau jiem buvo sudarę lietuviai sąlygos įmušti jau 5 įvarčius. Tai čia vaikam yra didelis emocinis pakilimas, kai jie pelno įvarčius, nežiūrint, koks didelis rezultatas būtų.
škotai vakar, kai pelnė pirmą įvartį, kaip džiaugiasi. Paskui pelnė ir antrą, ir trečią įvartį gale. Tai buvo didžiulis džiaugsmas vaikų akyse, atvažiavus pelnyti įvarčius, pasižymėti. Na, čia pelno įvartį Ilija Antonovičius, Baltarusių žaidėjas, 9-6. Na ir stabilizavosi tą persvarą, plus 3-4 įvarčiai nelabai ir kinta. Galima pradėti žaidimą. Vėl pašalinimas Baltarusių komandoje, vėl 20 sekundžių turbūt turėsime kiekybinę persvarą. Nu, čia buvo proga atakuoti. Kampinis girdėjosi, kad vartininkas. Ne, teisėjas nefiksavo, matyt. Buvo nuo gynėjo garsas kamuolio atšokimo. Čia nebloga galimybė dabar turi Baltarusiai, ten į gerą poziciją veržėsi vienas iš jų. Man atrodo, spės pasikeisti, nebent smūgis iš toli pasiektų tikslą. Taip ir yra. Labai sunkus vartininkai smūgiai, kada žaidėjai, puolėjai muša nuo vandens kamuolį. Jisai lekia žymiai kitokią trajektoriją, negu vartininkas planuoja atmušti. Ir šitie pavojingi labai smūgiai, jie duoda gerą rezultatą ir pasiekiamas įvartis. Na, Lietuvos rinktinėje vartuose šiuo metu Skaidris Nakrevičius, pakeitęs Pavilą Reinatą. Gero, Pavilas Reinatas dar tikrai turės pakankamai daug žaidybinio laiko. Žaidžiam su stipresniais varžovais. Aš manau, kad čia dabar paskui bus išleistas, galbūt jeigu priartės varžovo arčiau, pagrindinis sąstatas. Pataisys žaidimą. Turi dabar persvarą Lietuvos vandensvidininkai. Lysta perdavimais. Dar daug laiko. Galima įžaisti, dabar galima mušti. Ir metimas tikslus. Šauna čia Domas Vasiliūnas. Atstato 3 įvarčių persvarą, 10-7. Šiandien Domas Vasiliūnas pasireiškia, turbūt kokius 3 įvarčius pelnė. Vakar pelnė 1 įvartį. Na, šiandien natūralu, kad pažiūrėjus protokolą išvysime turbūt kiek kitokį vaizdą nei vakar. Vakar dominavo pagrindė, tai sakau. 6 įvarčius pelnė Pijus Vardilavičius, 5 pelnė Maksimas Makarovas ir 1 įvartį Adomas Vasiliūnas. Viso buvo pelnyta 12 įvarčių. Pagrindinė našta 2 lyderiam geriausiai pasirodė Pijus Vardilavičius. Dvi minutės ir 40 sekundžių dar iki šio kėlinuko pabaigos. Čia metimas, Makarovas bando savo laimę. Šiandien tolimi metimai jam nelabai sekasi. Apskritai atrodo toks nepajautęs tiesiog žaidimo ritmo, gal dar neprabudęs, gal tiesiog ir motyvacijos kiek trūksta. Pergudrauti varžovus gaunas, susikur progus metimams gaunas, o paversti jas įvarčiais. Po rungtynių vakar teko pasišnekėti su kai kuriais rinktinės nariais. Draugiškai paklausiau, kaip nuovargį jauti. Sakė, kad labai jauti didelį nuovargį po pirmų varžybų, kad dar netiek nepasitreniravę, kiek jie turėtų būti. Bet noras žaisti yra labai didelis. Ir taip pat buvo laimingi pergalė, bet nuovargis, sakė, didelis, dar trūksta fizinių jėgų, kadangi tik tai nepilną mėnesį baseinai pradėjo dirbti. Pasiruošti sėkmingai nepavyko. Nu, čia Artūras Tiukaevas, dar vienas sėkmingas šio Baltarusių vartininkų epizodas gynyboje. Atrodė lyg ir gerą ten kampą pasirinko metimui lietuvis, atakavo tolimo vartų kampą. Tačiau Baltarusių vartininkas buvo tam pasiruošęs. 10-7 rezultatas nesikeičia.
dabar galima perduoti kamuolį. Lėtas perdavimas. Čia techniškai apėjo, bet ne iki galo kojos sudirbo, reikėjo aktyviau dirbti, būtų atsidūręs priekyje žaidėjo. Tada būtų arba išvarimas, arba 5 metrų baudinys, arba įmestas įvartis. Čia gali mesti iš toli. Bet metimas nepavyksta. Nepritruko šį kartą tikslumo Ilja Antanovičiui. Čia labai tolimas metimas. Apsikeitė ekipos tokiais ne pačiais logiškiausiais sprendimais. Ko gero dėl to Baltarusijos treneris Prasmintas pertraukėlės, kad kiek nuraminti savo komandą likus kiek mažiau nei minutė iki trečio kėlinuko pabaigos. Manau, Baltarusiai patenkinti tokiu rezultatu. Ir pavyksta įmesti įvarčių, ir vartininkas turi progą gerai pasireikšti. Tai labai naudingas turnyras. Jie taip pat ruošiasi. Jie padavė paraiškas 2018 metų pravesti Europos čempionatą pas save jaunimo. Mes dabar kovojam dėl to, kad su Baltarusių generaliniu sekretorium, kad Baltarusijoje vyks Baltijos šalių žaidynės. Ir buvo susirinkęs orgkomitetas ir vandensvidį norėtume, kad jis būtų įtrauktas į tą programą. Bet Baltarusių funkcionieriai dabar sprendžia, tai vyks Breste. Ir šitie Baltarusiai labai norėtų, bet pas juos šiuo metu naujas federacija, ten yra tokių nesutarimų biskį ir biurokratinių, aišku. Pilnai galėtų būti įjungtas ir vandensvidis. Tai tik amžiaus grupė būtų, aišku, jaunimas žaistų, tai švedai, vokiečiai būtų, baltarusiai, lietuviai. Dar labai įdomu būtų, bet kol kas šitas klausimas dar nėra iki galo išspręstas ir galbūt jau per vėlu. Viskai ne per daug aktyviai nauja federacija pasireiškia šiam sprendime. Tai aš kai būsiu dabar Baltarusijoje, bandysiu susisiekti, gal dar pavyks, kad Baltarusija kaip šeimininkai įtrauktų vandensvidį į Baltijos šalių žaidynų programą. Danslavas Lemantovičius pelno dar vieną įvartį ir rezultatas tirpsta 10-8. Lieka kiek daugiau nei pusę minutės iki trečio kėlinuko pabaigos. Dar Baltarusiai praves Europos žaidynės. Visas, kur buvo Baku dabar. Tai, aišku, ten bus įtrauktas ir vandensvidis, čia net kalbų nėra. Tačiau į ten reikia pakliūti per Europos atrankos varžybas. O pakliūti mums yra labai sunku, kadangi vien tik tai žiūrint į lygį vandensvidžio Europoje, tai pirmos 8 vietas pasaulio čempionate, olimpiadas, užima Europos komandas. Ir tik tai į antrą po 8 jau 9 ten Australija, Amerika, visa kita, Balkanų šalis. Labai stiprus šitai. Ir prasibrauti, kaip subirėjo visą Jugoslaviją, tą vadinamą, viską iš ten lygios 3 komandos, kurios gali tapti olimpinis čempionas. Tokio lygio yra Europoje pasiekę, kad sunku jos tiesiog konkuruoti su jais. Na, iš kitos pusės, vėlgi patekus į tas žaidynės, tokia kompanija būtų puikiai proga tobulėti su tokio aukšto lygio komandomis. Galimybės visos būtų tik tai, jeigu tam jaunimui būtų sudaromos sąlygos geresnės gyvenime, ne tik taip po gatvės vaikščioti. 7 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos, reikia metimo, tas metimas atliekamas, netikslus. Ir Baltarusiam laiko nelieka, viskas, baigėsi trečiasis kėlinys, kągi 10-8 priekyje Lietuvos vandensvininkai, na ir viskas čia turėtų spręstis 4 kėlinyje. Žiūrėsime, kągi nuspręs treneriai, galbūt išleis jo pradžioje pagrindinius savo žaidėjus, kurie sudėlios visus taškus ant šiose rungtynėse. Trečią kėlinį baigė prie pagrindinių sąstatų, tik tai vartininkas kitas. Ir nieko labai
neparodė, tai neatsakingi metimai nedavė gerų rezultatų. Susikaupt sunku, aišku, viskas bus normaliai. Kągi, paskutinysis kėlinukas šiose rungtynėse prasideda. Lietuva, Baltarusijos antroji ekipa, 10-8 Lietuvos komanda priekyje ir lietuviai laimė šį ginčio kamuolį. Prieš tai matytus dažniau laimėdavo Baltarusiai. Dabar Lietuvos vandentininkai pirmieji pradeda ataką šiame kėlinyje. Na, tame trečiame kėlinyje Baltarusiai sugebėjo sumažinti atsilikimą vienu įvarčiu. Ir be abejo Lietuvos rinktinė turėtų jau kėlinio pradžioje susikrauti didesnę persvarą ir išspręsti problemas. Persvara pašalintas Baltarusių žaidėjas, tai yra gera proga pelnyti įvartį. Reikia tik tai gerai išeis kamuolį. Labai blogas perdavimas. Per aukštas perdavimas. Laikas bėga. Metimas, vartų konstrukcija. Metimas. Neprisitaiko mūsų Maksimas, kad įmesti įvartį. Jis virpstas arba prošalė. Dabar gražiai galima apeiti, bet irgi neapsakyti. Na, ko gero nereikėjo to metimo atlikinėti, reikėjo išsisukti ir tuomet normaliai atakuoti vartus, matant juos. Tai būtų pasiektas arba įvartis, arba būtų uždirbtas 5 metrų baudinys. Na, čia šantas Baltarusiam ir metimas. Puikiai dabar keičia kamuolio skriejimo kryptį Skaidris Nakrevičius. Dar geriau sužaidžia gynybai. Lietuviai perimdami kamuolį. Dabar reikia pasistengti, porą įvarčių pelnyti, kad ramiai galima būtų tęsti rungtynes jaunesniem draugam. Techniškai bandoma apeiti, teisėjo sprendimas, viskas pagal taisyklės. Na, čia ko gero kitų variantų ir nebuvo. Šalia komandos draugų nėra ir reikėjo kažkaip suktis iš padėties Samueliui Marčiukaičiui ir nusprendė pabandyti techniškai pergudroti savo varžovą, nepavyko. Ir surista daugiau nei 2 minutės. Gerai pasaugojo, gintas kamuolys, puolėjo Baltarusijos ir kamuolys perdavimas Lietuvos. Daugiau nei 2 minutės jau prabėgo šiame kėlinyje, kol kas abi komandos įvarčių nepelnė. Gal dabar? Makarovas. Taip, sustojo. Bet apėjo kamuolys ant rankos. Kai kamuolys ant rankos, teisėjas nešpiltė. Ne Makarovas, Domas Vasiliūnas čia atakavo varžovo vartus, nesėkmingai. Apėjo gražiai, kamuolys ant rankos, teisėjo šviesuko nebūna. Tada gali pramesti varą. Na, čia vėl puikiai žaidžia gynyboje Skaidris Nakrevičius. Vėlgi gražiai galėjo būti kontrataka ir dabar 5 metrai turbūt arba pašalinimas. Nematau, kuriai zonai turbūt. 5 metrų metimas skiriamas. Taip, 5 metrų baudinys skiriamas. Ir Domas Vasiliūnas. Jo dvikova su
Artūru Tiukajevu. Vartininkas, ant linijos turi stovėti. Viskas teisingai. Na, be jokių gąsdinimų. Metimas tiesiai į kampą. Metama turi būti vienu judesiu. Negalima jokių pamojavimų daryti atskirų. Su teisėjų švilpuku reikia mušti vienu judesiu. Jeigu tik tai koks nors sudelsimas, iškart kamuolys perduodamas varžovui. 11. Anksčiau būdavo 4 metrai mušami. Dar arčiau, dabar jau 5. 11-8 po šio metimo. Pirmasis įvartis ketvirtajame kėlinyje apskritai, kalbant apie abi ekipas. Dar iš naujų taisyklių, tokių, kurios paskutinį 10 buvo vestas, tai kaip ir rankinį panašiai, yra 9 metrų, reiškia, baudinys, tai pas mus yra 5 metrai, reiškia, ir mes galim iš 5 metrų mesti iš laisvo smūgio, bet tik vienu judesiu, jokių užsimojimų. Ir įvartis skaitomas, kaip patardor pavyzdys, jeigu duos laisvą smūgį, nedaro teisėjas, tada galima smūgiuoti iš karto į vartus. Na, iš esmės tas pats vandensvidis yra kaip ir vandens rankinis, tad tų panašių taisyklių tikrai turėtų būti. Ta pati, ko gero, vėl galim tos pačius aspektus kaip kontaktas leidžiamas ir rankinį, ir vandensvidį, tie patys metimai rankomis į vartus. Ir jeigu išleis dabar vandenį iš baseino, tai galim juos rankinį. Taip, ir galų gale ir žaidėjų skaičius. Tas pats. 11-9. 11-9 Baltarusiai mažina atsilikimą, lieka kiek daugiau nei 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Įsižaidė Baltarusiai, pajuto ritmą. Mūsiškai jau per daug atsipalaiduoja. Negalima prisileisti artin, taip. Paskui gali būti nuostolių. Bando turėlį sąstatus. Tada pažaisti visiems žaidėjams. Stovės teisingai. Bet arčiau kaip 3 įvarčiai, kaip 2 nereikia. 3 turi būti visi. Nes visokių atsitiktinumų būna. Ir tai labai nori po to įmušti, darai daug klaidų, tas skubėdamas. Dabar irgi galima apeiti va gražiai. Irgi turbūt turėtų būti išvarima, kad teisėjas nieko neduoda. Na ir Makarovas, dažniausiai jis dideliais veiksmais pergalioja savo varžovus. Dabar bandys turbūt Lukas vėl mušti iš 5 metrų zonos. Bet dabar jau, kad tai teisėjas sustabdė žaidimą, paaiškins žaidėjams, kas yra. Matyt, galbūt perspės žaidėjus, kad žaistų tvarkingiau, kad nebūtų traumų, nes yra pasitaiko visokių susidūrimų ir tyčinių, ir netyčinių, taktinis žaidimas. Dabar teisėjas perspėja. Apskritai turbūt daug kas yra matęs tos filmuotus vaizdus iš olimpinių žinių, iš pasaulio čempionato, kur kameros filmuoja po vandeniu, kokia kova vyksta ten. Tarp kitko ir mūsų baseinė šitam Lazdynų yra padaryti stiklai. Prieš 35 metus buvo, kad sinchroniniam plaukimui, per kuriuos galima būtų filmuoti, jeigu vanduo būtų skaidresnis ir būtų ten. Ir būtų irgi labai įdomių vaizdų galima pasirinkti tokių, kurie skatina žiūrovus tiesiog, reiškia, tą sporto šaką daugiau matyti. O dabar gali būti įvartis ir iš karto bus jau prasideda pavojaus zona. 11-10 Baltarusiai atsilieka viso labo vienu įvarčiu. Taip, ir dabar jau turbūt gal minutinė treneris ims, gal iš karto pakeis visus pagrindą žaidėjus, keičiame jau. Grįžta į aikštę ir Adomas Vasiliūnas, ir Martynas Satus. Na, kitas dalykas, kas turėtų neraminti trenerį, ko gero, jeigu šiandien pavyks iškovoti pergalę, šitą rungtynėse viskas kaip ir gerai, planuota pergalė. Tačiau jeigu taip sunkiai sekasi žaisti su Baltarusijos antra ekipa, kaipgi bus su pirmąja, be abejo, ten ir nusiteikimas bus kitas, ir nuotaikos, ir motyvacija, tačiau galima mušti. Ta komanda tikrai bus stipresnė, čia nuo aikštės žaidėjų kamuolys lekia už galinės linijos, tad Baltarusiams atitenka kamuolys. Ir savo tokį žaidimą bus nubausti gali būti, todėl kad visada varžovai jiems geriau sekasi, kada komanda kita
pilnai atsipalaiduoja, pradeda nebevertinti varžovą. Dabar gali būti gera kontrataka, bet vėlgi turi būti užbaigta rezultatyviai. Šį kartą net galvą atmušė vartininkas. Matot, kaip jie užsivedė. Jie pajuto, kad jie gali ką tai padaryti. Ir visiškai kitas smūgis. O mūsiškai iš karto neteko iniciatyvos. Dabar bando ją gražyti, smūgiais iš toli. O taip galima pridaryti ir klaidų. Ir gauti įvartį į savo vartus. 11-10 vis dar priekį Lietuvos vandensvidininkai. Dabar individualiais veiksmais baldo ir Lukas. Viską apžaisti. Tai dabar jau kamuolys nekrenta į vartus. Na, galime konstatuoti, Baltarusija žaidžia dabar ir protingiau, ir kitas dalykas emocinis užtaisas jų pusėje. Tikrai turi emocinę persvarą. Taip, ir dabar bus pramušta į vartus ir jeigu mūsų vartininkas netrems šio smūgio, gaila, kad ir toks smūgis buvo labai prastas. Tada galėtų iškilti problemų. Laiko dar yra. Dabar, aišku, be abejo, turi būti pasiektas, privalo pasiekti įvartį. Ir Lukas Baliulevičius kiek apramina varžovus. Jau jaučiasi užpykęs, tiesiog jau visas įsitempęs smūgis, galingas. Iš karto jau susikaupė. Čia toks yra. Negalima atsipalaiduoti su jokiais varžovais, reikia visada vertinti visus. Na, kitas dalykas pelno. Tai vartai lietuviai atstato įvarčių persvarą. Ko gero dabar svarbu yra ir fizinės jėgos. Užsivedė Baltarusijai, skubėjo pirmyn atgal pelnė tos įvarčius. Klausimas, kiek jiem liko fizinių jėgų, nes Lietuvos vandensvininkai, na, pripažinkim, keletą karpų žaidė, pavadinkim taip šiaip savo, neypatingai persistengdami. Tad ko gero turėtų būti kiek šviežesni. Pridėkime dar ir tai, kad lietuviai yra metais arba dviem vyresni. Ne visi yra pas mus 2000 metų gimimo žaidėjų. 99. Dabar reikia tik apsiginti, liko 1 sekundė. Paskui tvirtinti savo pranašumą. Viskas. Kamuolys atitenka Lietuvos rinktinei. Ištiksėjo tas laikas skirtas atakai, nieko Dabar per jį labai neskūrė gražiai ataka Baltarusijai. gali gautis puikus. Pamatymas žaidėjo buvo patrauktas už kojos. Dabar geras perdavimas iš karto. Turėtų būti dar vienas perdavimas atgal. Ir čia panašu, kad Lukas Baliulevičius atsako visus klausimus šiandien. Taip, čia tiesiog porą minučių susikaupimo ir rezultatas atstatytas. Na, bet Baltarusiam buvo emocijų, suteikta viltis. Matėm, kaip jie užsidegė, puolė į ataką. Čia yra visas grožis vaikų vandens. Na, ko gero, vienas geriausių scenarijų Baltarusiams, jei kalbėsime apie pralaimėjimą, buvo ir intrigos, buvo šansas kabintis ir rungtynės. Čia didelis pagrindas ateičiai jiems, tiem vaikam. Minutės pertraukėlės prašo Baltarusijos rinktinės treneris. Na, ko gero, viskas čia aišku. Galbūt ir įmanoma tuos 3 įvarčius panaikinti. Yra ko gero taip ir buvę, bet šiandien tokio lygio rungtynėse panašu, kad taip jau tikrai nebenutiks. Tad lieka sužinoti galutinį rungtynių rezultatą. Minutė 20 iki jų pabaigos. Šiandien treniruočių pobūdžio diena. Lauksime rytdienos. Žaidėjai labai laukia varžybų. Jaudinasi taip pat. Atsakingi rytoj mačai labai. Viską rytoj mūsų rinktinė susitinka. Čia mes žaidžiam. Na, galime paminėti. 12 valandą žaisim su Lenkijos pirma komanda. Galim paminėti, kad ir po šių rungtynių galėsite stebėti pirmosios Lenkijos ir pirmosios Baltarusijos komandų mūšį. Ko gero įdomios turėtų būti tos rungtynės, tikrai rekomenduočiau pažiūrėti visiems. Iš karto po Lietuvos Baltarusijos dvikovos. Vėliau laukia Lenkijos antroji komanda ir Škotija. Sensatyviai. Įmušė įvartį Baltarusai. Metė į savo žaidėją, tas pasilenkė ir kamuolys pateko į vartus. Čia tokia kaip į senelę žaidžia futbolą. Tai taip įvyko ir vandensvidininkai. Taigi trumpai dar apie rungtynę šiandien. Vėliau laukia Baltarusijos pirma ir Baltarusijos antra komandos tarpusai susikaus, taip pat Lenkijos pirma ir Lenkijos antra. Na ir 15:30. 15:30 ir numatyta Škotija. Lietuva, manau, kad panašiu metu ir vyks, jeigu ir vėluos kiek rungtynės, tai tikrai labai nedaug. Prasidėjo paskutinė rungtynė minutė ir Lukas Baliulevičius iš laisvos smūgio tolimų metimų pelna gražų įvartį.
Ir to, matyt, rungtynių rezultatas gali dar gal pasikeisti vienu įvarčiu, bet aplamai jau rungtynės į galą. Lieka lygiai 1 minutė. Na ir priminam, kad, kaip kalbėjau, 15:30 Lietuva-Škotija, šiandien, rytoj 12 val. Lietuva, Lenkijos pirmoji komanda ir sekmadienį taip pat 12 val. Lietuva-Baltarusijos pirmoji komanda. Malonu, kad šiandien gavo pažaisti Liudo Putrimo, Elektrėnų auklėtiniai ir Šimanskų brolių, visi 3 žaidėjai ir Alytaus visi žaidėjai gavo parungtyniauti, įgaus patirties. Ir treneriam bus malonu pastebėti yra per televizorių, paskui vaizdo įrašą, kaip žaidžia jų auklėtiniai. Taip pat ir klasiokai be abejo pažiūrės visiems, čia bendrauja visas jaunimas. Ir jų draugės, ir visi nori parodyti save. Sportas sunkus, gražus, reikalaujantis daug fizinės ištvermės. Nu, čia raudona kortelė rodoma. Galima parodyti raudoną ir už kalbas. Ir panašu, kad Lietuvos žaidėjai lieka mažumoje mūsiškiai. Ar vis tik tai ne? Po 5 žaidėjus lieka abiejose komandose. Čia galėjo būti parodyta raudona kortelė ir antram treneriui. Jeigu antras treneris pradeda garsiai kalbėti, o jisai turi sėdėti ir net nepakilti iš suolelio. Jeigu jis pakyla ir pradeda reikšti kokias tai pretenzijas, tai tada jis gauna iškart raudoną kortelę. Tokios taisyklės ir palieka aikštę. O kas liečia pagrindinį trenerį, tai jis gauna pradžiai geltoną kortelę. Jeigu reiškia nepasitenkinimą teisėjų sprendimais arba vagiai šaukia arba užeina už savo geltonos 5 metrų linijas, tai jis perspėjamas geltona kortelė. O jeigu dar kartą tai daro, tai raudona kortelė jis turi palikti aikštę. Na čia ko gero bereikalingos tos emocijos, viskas šiandien jau yra aišku ir tikrai ne šitie sprendimai nulėmė Baltarusių pralaimėjimą. Ir dabar teisėjas Šečkus su Anatolijum Masajevičium. Jie būtų pasitars kokį galutinį sprendimą, nes pusė buvo Šečkaus pusė sprendžiamoji, nors teisėjų, sakiau, lygų sprendimai. Jie dabar pasitars, koks sprendimas atitinka tikrovę. Manau, šitas klausimas bus baigtas. Tuo labiau, kad lieka 49 sekundės ir didelių pakitimų čia būti jau negali, bet kaip visada pas mus paskutinėse minutėse iškyla arba emocinis proveržis pas trenerius, nesivaldymas, ypač pas antrus trenerius. Jie rizikuoja gauti raudoną kortelę kitą kartą tam, kad užvest komandą ir komandą geriau pažiūrėti. Netgi tokia yra taktika trenerių. Paveikti teisėjus, paveikti publiką, paveikti žaidėjus, užvesti juos. Viena iš dalis. Skiriami 5 metrų baudinys. Pasitarė. Reiškia, čia kas tai įvyko truputį kitoniška, kadangi mes pirmas ir teisėjo nematėm žesto, o antrasis parodė raudoną kortelę žaidėjai, tai čia kas tai įvyko. Aleksejus Morozovas, jo dvikova su Skaidriu Nakrevičium. Yra proga pasireikšti vartininkui, jeigu jis atremtųsi, smūgį jam būtų didelė paskata. Tačiau smūgis tikslus. Na, metimas nebuvo galbūt pats geriausias. Pasiekiama vartininkui buvo ši distancija, nei vartų kraštą, tačiau vis tik tai įvartis tikslus. 14-12. Skiriami 2-5 metrai, čia turbūt buvo iš abudu žaidėjai buvo nusikaltę, ko tai reiškia, pažeidė taisyklės. Ir teisėjas skiria abipusės pražangas su raudona kortelė ir tuo pačiu skiriami 5 metrų baudiniai. Na ir čia Adomas Vasiliūnas. Per didelis pasitikėjimas savim, nesusikaupimas ir pasiekmės yra leistas įvartis. Dargi yra laiko, Baltarusija gali pelnyti įvartį, tačiau dabar perdavimas likusiam varžovo aikštės pusės žaidėjai. Na ir šansas Vasiliūnui pasitaisyti ir vėl nepavyksta. Visiškas nesusikaupimas, vietoj to, kad atidėti ranką į kairę pusę ir ramiai pranešti kitus vartus, buvo pasirinktas jėgos variantas, tačiau jis nesigavo. Tai yra labai blogas rodiklis mūsų puolėjo, kadangi šiandien rungtynės lyderiui nepavyko. Atsitiktiniai smūgiai iš toli,
skubėjimas, noras save parodyti, rezultatas su silpnesniu varžovu nedavė. 18 sekundžių lieka ir tikrai laimės šios rungtynės Lietuvos komanda. Klausimas, ar baltarusiams pavyks sumažinti tą atsilikimą. Galbūt pavyks ir Lietuvos komandai dar pelnyti įvartį. Baltarusiai savo pelno 14-13. Lieka viso labo vienas įvartis, kuris skiria komandas. Na, sužaidus žioplai, galima čia dar viską ir sugadinti. Bet noras žaisti iš Baltarusių netrūks. Jie tikrai šiandien. Jie nenuleidžia rankų, jie kovoja iki galo, jiems malonumas, jiems žaidimas atneša didelį malonumą. Aš net kitą kartą stebiuosi, kaip mūsiškai būdavo po treniruočių dar eina futbolą pažaisti. Ten jie rodo didžiausias emocijas, krepšinį, viską, jeigu turi. Kaip tik tai į vandenį lipa, tos emocijos, kodėl tai iš karto baigėsi. Reik žaisti savo malonumui. Tam reikia turėti geresnį fizinį pasiruošimą. Stabdomas laikas dar kartą, kasgi čia dabar. Dabar vartai kitoj pusėje net laiko įtampos. Mes dabar turim naujus vartus. Jau dabar iš į seną baseiną jie yra nupirkti Elektrėnuose, atitinkančius visus olimpinius standartus. Labai geri vartai. Viskas šitie vartai irgi stovėtų, bet takai nebuvo prie jų pagaminti. O tie, kurie dabar yra užmokti, jie ne visai atitinka tvirtinimų, bet dabar jau grįžiuoti baseinus perdavinėti, prieš tai, kaip baseiną uždarys, tai tos investicijos nepasiteisins. Gyventi taip, kaip yra. Liko 10 sekundžių. Čia gal ir nereiktų skubėti, praradus kamuolį galima susilaukti ir greitai metimą atgal. Palieka vieną žaidėją. Bet mūsiškai grįžta. 3 sekundės ir nereiks skubėti. Dar galėjo pelnyti įvartį, bet vėlgi. Viskas laikas, kągi, iš vienos pusės ta pergalė. Rezultatas kaip vakar, po įtemptos kovos, o iš esmės. Taip, iš esmės tikėjomės tos lengvesnės pergalės, į galą Baltarusija atkūrė. Intriga, vis tik tai jie laimi šias rungtynes lietuviai ir iškovoja antrąją pergalę, sveikinimai jiems su tuo. Na, mes nebaigiam savo transliacijos iš Lazdynų. Visą dieną šiandien galėsite stebėti kovas vykstančias vandenyje. Kaip minėjom, kausis šitą Lenkijos, Baltarusijos komandos škotai. Mes stebėsime su jumis paskutinės šiandienos rungtynės, kurios vyks 15:30 ir kuriuose susitiks Lietuvos ir Škotijos komandos. Tad kol kas su Rolandu trumpam su jumis atsisveikiname iki popietės. Iki.